Pavasaris ir ankstyvųjų keliauninkų metas. Benski šou taip pat pabandė keliauti ir mes artėjame prie valstybinės sienos. Ir man atrodo, štai ir Lietuvos muitinė. Taip, tai yra Lietuvos muitinė, turbūt. Labą dieną. Labą dieną. Ką jūs norėjot? Benski šou, mes norėjom pakalbėti apie keliones. Čia nekalbėti susirinkom. Čia siena yra. Sakykit, o čia turbūt ir yra pažeidėjai sienos. Taip, ir taip kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną lenda. Aš tai nežinau jau ką daryti net. Ką jūs čia veikiate? Aš tai čia dirbu. O kuom? Nu, muitininkų, kas eina ir dirbu, muitai iš viso. Tai va, paskutiniu metu buvo daug tų kinų, kur jūs sakot, tokių kinų buvo. Po to daug buvo iš Kanados, tai Kanadų buvo daug. Iš Amerikos Amerikų, Meksikų daug buvo, Alžyrų, Čilų buvo daug. Ir daug tų kubių praėjo. Tokios kubės su kubiukais. Tai mes tas kubės beveik visą naktį muitinom. Jeigu jūs randate narkotikus, šią kontrabandinę prekę, kur jūs dedate? Iš karto konfiskuojam. Iš karto konfiskuojam ir paslaptis iš tikrųjų čia yra. Čia yra, bet aš jums ant ausies galiu pasakyti, paskutinę partiją, kur konfiskavom, tai senelių prieglaudą atidavėm. Vaikų namus atiduodam dar, savo pasiimam kartais, jeigu skanus būna. Laisvalaikį tai aš mėgstu savo pasisupti kur nors ir viskas. Ką dažniausiai žmonės bando vežti į užsienį? Oi, dabar tai veža geležis, metalus tas spalvotus visus. Nudažo ir veža. Ir vat, viena tokia istorija va ir buvo, tokia panaši. Bet tų kontrabandistų irgi, manau, kad sunkus darbas. Pagalvokit, ten tie, kur tas metalus veža, taigi ir prisirinkti reikia, ir ten prisikaišiuoti visur, kur paslėpti, visur bando paslėpti. Oi, kokias vietas paslėpė net, bet dabar aš nepasakosiu, nesakyti, paskui jie žinos, kur slėpti. Tai prisislėpė, mes vis tiek žinom, kur jie slepia. Ir po to eina per sieną ir mes juos jau sugaunam. O kokiu būdu jūs pagaunate štai šios kontrabandistus? Kuris ilgiau muitinį užsibūna, ar sustoja, ar tai su reikalu kokio, gal batas atsiriša ir tada jau patikrinam, nes kitų nespėjam kartais. Tai buvo laida Benski šou. Priminsiu tik tai tiems, kurie norės siųsti mums savo nuotraukas su įdomiomis veido išraiškomis adresą. Tai yra Kaunas Daukanto 28A televizija Benski šou. Tai tiek šnektos. Iki...